Gaminame šefo Polo vištienos karį. Paruoškite prieskonių mišinį. Susmulkinkite nuluptus česnakus, imbierų šaknis ir aitriasias paprikas. Smulkintas prieskoninės daržoves ir garstyčios, kario prieskonius, gvazdikėlius, kardamoną, nesmulkintą cinamono lazdelę apie 2 minutes pakepinkite aliejuje nuolat maišydami. Į keptuvę su prieskoniais sudėkite smulkintus svogūnus ir kepkite, kol gražiai pagels. Supjaustykite vištieną 2 cm dydžio kubeliais ir meskite į keptuvę su prieskoniais. Į keptuvę dėkite pomidorų pastą, įberkite druskos, cukraus ir pamaišykite. Užpilkite kokosų pienu ir vandeniu. Troškinkite apie 20 minučių neaukštoje temperatūroje. Mango minkštimą supjaustykite kubeliais, figą ketvirčiais. Viską meskite į troškinį ir dar pakaitinkite apie 10 minučių. Pabaigoje sudėkite 1 cm storio griežinėliais pjaustytus bananus. Atsargiai pamaišykite ir nuimkite troškinį nuo viryklės. Patiekite su virtais jazminų arba basmati ryžiais. Įmaišę į juos šviežių kalendrų lapelių. Skanaus!